Labadiena, aš esu Agnė Laurukėnienė, masažo specialistė. Šiandieną kartu su Vita ir Matėjum norėsime parodyti raumenų tonusiuko masažą. Pirmiausia, kas tai yra raumenų tonusas, išsiaiškinsime, koks gali būti padidėjęs arba sumažėjęs raumenų tonusas ir kaip jį atpažinti. Pasiguldysime vaikelį. Raumenų tonusas tai yra lengvas fiziologinis raumenų susitraukimas ramybės būsenoje. Jis yra labai reikalingas, kitaip be jo negalėtume lankstyti kojyčių, išlaikyti pusiausvyros. Nieko, viskas tvarkoj. Kaip mamytėm jį atpažinti, koks yra vaikelio raumenų tonusas? Reikėtų pasižiūrėti, kokios yra kojytės. Ar kojytės nėra įsitempusios? Jeigu kojytės įsitempusios, yra sunku pervystyti vystyklą, išvalyti raukšleles, vaikučio kumšteliai yra sugniaužti, tai mes galime žinoti, kad vaikučio raumenų tonusas yra padidėjęs. Jam taikysime atpalaiduojantį lengvą masažiuką su daug nuglostymų. Viską kartodami, švelniai, įvesdami judesius, visada nuglostome vaikelį. Svarbiausia, kad gerai jaustųsi tiek vaikas, tiek mama. Taip pat būna ir per žemas raumenų tonusas, tai hipotonija. Ir kaip atpažinti šitą raumenų tonusą, dažniausiai vaikutis yra suglebęs, guli varlytės pozoje. Raumenukai yra per daug atsipalaidavę, tada mes taikome žymiai aktyvesnį masažiuką, judesiai yra žymiai greitesni ir visi būdai taikomi aukštyn limfos tekėjimo kryptimi, galvytės link. Taikome daugiau masažo būdų, tai maigymo, aktyvesnė yra ir mankštelė taikoma, taip pat atsižvelgiame į vaikučio amžių, kiek jam yra laiko ir kokius pratimus galime įvesti. Taip pat gali būti raumenų tonusiukas ir kintantis. Tarkim, suskirstytas į atskiras kūno dalis. Kojytės gali būti įsitempusios, rankytės gali būti per daug atsipalaidavusios. Tada kojytėm darome masažiuką atpalaiduojantį, viršutiniai kūno dalį, rankytėm, nugarytėm, darome aktyvesnį. O kam yra svarbu žinoti, koks yra raumenų tonusas, padidėjęs ar sumažėjęs? Taip, labai geras iš tiesų klausimas. Augindamos savo vaikelį, mes kiekvieną dieną jį stebime. Geriausi daktarai yra mamytės. Todėl per žemas raumenų tonusas vaikutis yra per daug atsipalaidavęs, suglebęs ir sutrinka jo netgi rijimo procesas, čiulpimo. Taip pat dažniausiai prie žemo raumenų tonuso vaikelis turi ir pilvelio problemų. Todėl mes taikom aktyvesnį masažiuką ir pilveliui, kad pagreitintume jo medžiagų apykaitą. Jam geriau išeina ir dujos, ir geriau virškinasi maistelis. O dėl padidėjusio raumenų tonuso dažniausiai vaikeliui yra sunku netgi pažinti save, savo kūną. Jo judesiai yra tokie daugiau prispausti, jam sunku atlenkti rankytę, paimti paskui siekti kažkokį tai daiktą. Mes būtinai privalome jį visą išmasažuoti, atlaisvinti, tiesiog leisti jam atsipalaiduoti. Taigi raumenų tonusas yra labai didelė mūsų sveikatos dalis, kaip vaikelis jaučiasi, o užtikrinant ir žinant, koks yra vaiko raumenų tonusas, mes galime tiesiog džiaugtis sveiku vaikeliu. O koksai tonusas yra pas mano vaiką? Dabar, kiek žinau, jam yra 3 mėnesių, ne? Kojytės yra, vaikas yra labai aktyvus, kojytės yra lengvai sulenktos, kumšteliai, rankytės yra atsipalaidavusios. Manyčiau, kad viskas yra tikrai labai gerai. Leidžia daryti ir pratimus, ir įvairius judesius. Žiūrėk, moteris prieš tai sėdėjo pas mane ant kelio, dabar tu pas mane pasėdė. Dabar pabandysime padaryti lengvą masažiuką viso kūnelio. Svarbiausia viską daryti limfos tekėjimo kryptimi į viršų. Pirmiausia, apsiglostome vieną kojytę. Imame už čiurnos. Svarbiausia visus judesius darant viską įtvirtinti.
įtvirtinam čiurną ir toksai va išvarinėjimas. Leidžiamės žemyn link klubiuko, paimam kitą rankytę, leidžiamės žemyn, tada padedam kojytę, nuglostome. Jeigu norime suaktyvinti, tai vėl laikome čiurną, būtinai įtvirtinam ir va, masažuojame viską į viršų. Visi būdai darosi į viršų, o nuglostymai darosi žemyn. Tai nuglostimas yra atpalaiduojantis. Taip. O būdas yra taip, yra tiesiog pagreitintas būdas, jeigu norime, tarkim, kai yra per lengvas raumenų tonusiukas ir norime sutvirtinti. O kai yra aukštas raumenų tonusas, tada viską darome atpalaiduojančius judesius, daug nuglostome, taip pat kitą kojytę pasidarome masažą. Kai pasidarome abi kojytes, galime įjungti judesius. Vaikeliui labai patinka toks judesys, įtvirtinam jo abi kojytes ir pakeliam truputėlį per klubiukus į viršų, nebijoti, jis yra tikrai lengvas ir viską leisis pasidaryti, jam tikrai turėtų patikti. Į viršų. Tada, kad pagerinti pilvelio darbą, ištiesiam kojytes ir sulenkiam bergeliukus. Ištiesiam ir sulenkiam bergeliukus. Bet kartais būna, kad vaikas įsitempia ir nebenori tų pratimų atlikinėti. Taip atrodo iš tiesų. Su kiekvienu masažu pamatysite efektą, kad vaikui vis labiau patinka ir jaučiasi vis geriau. Reikia tikrai nebijoti, žinokit, daryti kartais, va, atrodo, jis neleidžia. Tiesiog jisai automatiškai fiksuoja, ką jis jaučia, kad kažkokį pasipriešinimą. Tai tiesiog va, lengvai su juo kartu. Taip, atsiklausime, ar galime pasukti tau kojytę. Taip, šypsenytė rodo, kad galime. Ir į kitą pusę. Beje, dar yra toks dalykas, iš tiesų, jeigu matome, kad mes negalime pačios padėti, darome kelis masažus, tarkim, savaitę laiko ir matom, kad mums negerėja. Tada reikėtų kreiptis į atitinkamą specialistą, kuris įvertintų vis dėlto, ar mums pagerėjo, ar mums reikėtų pagalbos ir išmokyti tam tikrų judesių, nes yra būdai, kuriuos vienos mamytės ne visada gali atlikti. Tada jau reikia ieškoti specialisto pagalbos ir apmokant kelis kartus, pati mama gali toliau darytis masažus namuose. Nes iš tikrųjų vien jau tai, kad ką daro mama, tai yra didžiausias stebuklas. Mama ir vaikas yra neatsiejamas dalykas, tai tampa ne tik gyvenimo dalimi, bet ir kasdienybė. Tai šiam kartui tiek. Masažuokime savo vaikus ir kartu mes praleisime gerą, efektingą laiką su savo vaiku. Ačiū Jums. Ar ne? O tu smailas, koks fainas vaikas. Dabar jau atsipalaidavau.